Kaip manote, kas tai yra? Marso kanjonas? Atrodo, kad taip, bet ne. Tai įprastas vinilės plokštelės takelis. Štai kaip tai veikia. Dėl nelygumo adata vibruoja tokiais dažniais, kokius turi įrašytas garsas. Ir jei pridėsite ausį prie pačios besisukančios plokštelės adatos, galėsite girdėti muziką ir žodžius, net ir išjungus patefoną. O dar geriau girdėsite, jei klausysitės plokštelės dantimis. Labai paprasta, argi nesutiktumėte? Pagal šį informacijos iššifravimo principą ateiviai turėtų girdėti sveikinimus visomis žemės kalbomis. Kai jie ras auksinę plokštelę su aparatu, čia pat, kažkur už Saulės sistemos ribų, tikėkimės, kad jie turės dantis. O tai yra skaitmeninė kompaktinė plokštelė, kuris beje išskaidė baltą spalvą į RGB, o tai yra jo paviršius, tik padidintas 6 kartus. Matote, vietoj lygių mažų nelygumų, aiškus pūkeliai ir įdubimai, kitaip tariant, nuliai ir vienetai. Štai kodėl jis vadinamas skaitmeniniu disku. Šis trumpasis kodas iš esmės yra užšifruotos raidės ir skaičiai, kaip Morzės abėcėlė. Bet kodėl aš jums visą tai sakau? Ogi todėl, kad viskas aplink mus pagrįsta raidėmis ir skaičiais. Visa mūsų technologinė ateitis ir dabartis pagrįsta raidėmis ir skaičiais. Iš pradžių žmonės tiesiog piešia tai, ką norėjo išsaugoti. Štai bizonai, štai buivolai, o dabar štai tigras. Ir štai ir viskas. Veiksmas, komiksas. Žiūrėk. Paskui žmonės pradėjo rašyti smailikais, taip veikia egiptiečių hieroglifai ir tik paskui jie sugalvojo raides įprastinės piktogramos, kurios pačios savaime nieko nereiškia, bet kiekvieną žodį išskaido į gabalus. Jos skiriasi tuo, kad iš jų galima sudėti bet ką ir bla 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 ir sinchronizatorių ir net MOS vartotojų kontrolę. Tai raidės ir skaičiai, iš kurių sudarytos visos mūsų technologijos, vaizdo, garso ir net komandų. Labai greitai išmokome, kaip tas raides kurti. Taigi, pavyzdžiui, šis vaizdo įrašas, kurį dabar žiūrite, yra čia, sveria 100 megabaitų. Tai 100 milijonų raidžių. Tai baitai, tai toks didžiulis simbolių skaičius, kad net Džordžas Martinas negalėtų parašyti tiek žodžių. Visi sostų žaidimai mano vaizdo įrašą telpa 11,5 karto, o jie trunka mažiau nei 10 minučių. Interneto dėka mes sukuriame neįtikėtinai daug raidžių. Bet įdomu, kiek informacijos žmonija sukūrė iki interneto atsiradimo. Yra nuomonė, kad visi žmonės per visą savo istoriją yra ištarę 5 egzabaitų žodžių. Tai sunkiai suvokiamas skaičius, todėl paaiškinsiu. Pažvelkite į Billą Gatesą, tai juokinga nuotrauka, kažkas panašaus į medžio odos nuėmimą. Jis kabo virš vieno kompaktinio disko turinio, štai šio. Tai mažiau nei 1 gigabaitas raidžių, tai mažiau nei 1 milijardas raidžių, padauginus iš maždaug 1000, tai yra terabaitas, tai šis kietasis diskas. Norint atspausdinti tiek raidžių, kiek jų telpa ant popieriaus šiame kietajame diske, reikia 50 000 medžių, tai štai šis Falconų gabalas. O petabaitas tilptų į 1000 šių gabalėlių, tai 1000 terabaitų, o 1000 petabaitų jau yra eksabaitas. Ir štai 5 tokius eksabaitus žmonija šnekėjo per visą savo istoriją. Ir jei 5 egzabaitus užrašytume raidėmis, gautume 5 kvintilijonus raidžių. Kiekvieną dieną daugiausiai interneto pagalba mes sukuriame 2,5 egzabaitų raidžių. Tai reiškia, kad per 2 dienas pagaminame daugiau raidžių, nei visa žmonija sugebėjo ištarti per visą savo istoriją. Tai neįtikėtinas informacijos kiekis, kuris ne tik sukūriamas ir įskraidinamas į kosmosą. Jį kasmet padvigubėjo pagal Mūro dėsnį ir taip tęsiasi jau 50 metų. Kurie neišmano matematikos, tai skamba taip, 50 metų, kas čia tokio? Kad suprastumėte, kokia beprotiška yra ši beprotybė, noriu papasakoti istoriją apie kalifą, išminčių ir šachmatus. Kartą kalifui, kuriam nelabai sekėsi matematika, patiko išminčių žaidimą šachmatais. Jis paprašė jo duoti jam pažaisti ir išminčių sutiko. Tačiau jis paprašė karaliaus sumokėti 1 grūdą už pirmąjį lentos kvadratą, antrąjį 2, trečiąjį 4 ir taip toliau. Už kiekvieną kitą kvadratą grūdų skaičių padvigubinti. Kalifas greitai sutiko ir paprašė jo suskaičiuoti ir duoti išminčių tiek grūdų, kiek jis paprašė, tačiau po savaitės iždininkas gerai nesugebėjo suskaičiuoti, kiek grūdų reikia išdalyti. Karalius labai pasipiktino, kas čia tokio, dėl kokios priežasties jaunuolė taip vėluojama, ir iždininkas parodė jam štai ką. Ir nenuostabu, nes paskutinėme 64-ame šachmatų lentos laukelyje reikia padėti štai tiek grūdų.
Maždaug tas pats buvo ir su mūsų gebėjimu saugoti duomenis, turiu omenyje raides ir skaičius, nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai, jūsų konspektai. Pažiūrėkite, net tie skaičiai ant lentos atrodo kažkuo panašus į šiandieninės atmintinės ir kietuosius diskus. Dabar turime kurti tokius duomenų centrus, milžiniškus angarus, daug didesnius už gamyklas, kuriuose saugome 100 petabaitų informacijos. Kiekvienas debesėlis duomenų saugomo centras sunaudoja maždaug tiek pat energijos, kiek nedidelis miestas. Ir jis turi savo elektrinės aušinimo sistemas, kuriuose cirkuliuoja milijonai litrų vandens, pavyzdžiui, šis Microsoft duomenų bokštas. Dauguma iš jūsų nežino, bet anksčiau maždaug prieš 15 metų turėjote patys viską paskirstyti, sudėti į aplankus ir tada įrašyti į diską. Ir net kai kurie žmonės, žinote, sunku patikėti, bet ant kasečių, magnetinėse kasetėse. Tai mano pirmųjų vaizdo įrašų kolekcija. Juos pasirašinėdavau tokiais žavingais ženklais, dabar net neprisimenu, kas čia yra. Pavyzdžiui, čia yra kažkoks ateivis. Tai ir parašyta Alien, o čia yra veidas. Blogiausiai, kad neturiu kur tai pažiūrėti. Dabar tai jau kitas dalykas. Apskritai galite išjungti smegenis, nes šie duomenų centrai, kitaip vadinami debesų sistemomis, yra pasirengę viską padaryti už jūs. Pavyzdžiui, debesų saugykla OneDrive dėl saugios operacinės sistemos yra pasirengusi saugoti 1 terabaitą jūsų duomenų iš telefono, planšetinio ar kompiuterio. Tai nėra svarbu. Pavyzdžiui, paimkime nuotraukas. Vos tik prijungite internetą, nuotraukos iškart sinchronizuojamos iš visko, kas buvo nusistovėję. Ir viskas. Užleiskite vietą naujoms ir fotografuokite toliau. O šaunu tai, kad ši debesų saugykla pasirengusi už jūsų rūšiuoti visas nuotraukas ir savarankiškai identifikuoti tam tikroje vietoje darytas nuotraukas. Sukurdamas jums atskirą aplanką, o paieška yra ypač nuostabiai. Įvedate motociklą, saulėlydis arba nežinau, žmonės arba baseinas ir debesis pasitelkęs neuronų tinklą pats suranda vaizdą pagal jūsų užklausą. Tai tobulas pagalbininkas. Dabar šaunus dalykas, galite juo naudotis, jums nereikia prisiminti, kur yra jūsų failai. Tiesiog žinokite, kad jie visada yra OneDrive ir viskas. Vakar nufotografavote moliūgą Ašanę su Andriumi. Gerai, puiku, dabar įkelk failus į OneDrive, nusiųsk nuorodą Andriuchai ir Andriucha taip pat turės nuotraukas. Ir Andriucha pasakys, kad tai puiku, nes jis jas taip lengvai atsisiųs. Papasakokite apie tai savo draugams. Taip pat sekite mūsų socialiniuose tinkluose. Nuorodas yra aprašyme. Noriu pasakyti jums visiems, vat visiems jums, pompuokite savo smegenis. Iki pasimatymo.